21 000 vietų į pirmąjį kursą universitetuose ir kolegijose yra tie preliminarūs skaičiai, kuriuos mes esame numatę. Ir tai yra maždaug 2000–3000 vietų mažiau nei buvo praėjusių metų rugsėjo 1 priimta. Iš karto, kad studijų krepšelio dydžiai yra susijęs su maksimalia arba didžiausia kaina, kurią valstybė įsipareigotų mokėti vienam studentui arba per studentą maksimali suma, kuri galėtų pasiekti aukštąją mokyklą, priklausomai nuo jo ar jos pasirinktos studijų krypties. Dėl valstybės nefinansuojamų vietų kainos, kaip ir numatė, yra pareiškęs Konstitucinis teismas, sprendimus priima kriterijais ir metodika. Mes esam pasiruošę mokėti už studijas universitetuose, humanitariniuose socialiniuose moksluose 4 000, tarkim, paklausiose tokiose specialybėse kaip medicina, 5 grapa 9,5 tūkstančių per metus. Be abejo, yra tam tikros specifinės arba nišinės specialybės kaip pilotai ir muzika, kainuojantis brangiausiai, ir čia netgi kaina daugiau negu 4 kartus skiriasi nuo socialinių humanitarinių mokslų studijų kainos. Iki šiol tai buvo finansuojama tik tai 47%, kalbant apie universitetinės studijas. Kalbant apie kolegijas, dydžiai jie yra šiek tiek mažesni ir čia maždaug 20% šios studijos yra pigesnės. Vėlgi labai nedidelis skaičius brangiausių studijų, net ir kolegijos yra pakankamai brangios. Taigi, studijų krepšelių pasiskirstamas pagal dydį metams yra svyruojantis tarp 3300 ir beveik 8000, kalbant apie liūto dalį visų valstybės finansuojamų vietų, tai yra 93% vietų, būtent metinė studijų krepšelio maksimali riba yra būtent. Dabar dar viena naujiena, kas iki šiol nebuvo paskelbta, yra pristatomas pasiskirstimas universitetuose ir kolegijose krepšelių pagal 6 sritis. Ir tas paskirstimas yra grindžiamas proporcingai šitų sričių vietų paskirstimui praėjusių metų rugsėjo 1 dieną į tas sritis priimtų vietų skaičių. Todėl čia būtų irgi nemažai nerimo, kad kaip tos proporcijos pasiskirstys mūsų pozicija, kad visose srityse proporcingai praėjusiems metams vietų skaičius yra padalintas 11 000, atitinkamai 10 000 vietų kolegijose profesinių bakalauro studijoms ir kaip taip yra paskirstomas. Tai aš jau ir paminėjau, kad į krepšelį yra įskaičiuotas 100% finansavimas ir būtent universitetuose iki šiol buvo viena vieta finansuojama pagal tos pačios valstybės nustatytą metodiką tik 47%. Kaip pasiskirsto lėšos einančios į krepšelį, tai didžioji dalis lėšų yra dėstytojų ir darbuotojų atlyginimams, mažesnė dalis yra prekiam paslaugom bei skatinamosioms stipendijoms. Ir gal aš čia trumpai stabtelsiu, nes tai reiškia ne ką kitą, o tai, kad taip krepšelio universitetuose lyginant su praėjusiais metais yra šiek tiek mažiau, 3000, bet su vienu krepšeliu ateina dvigubai daugiau pinigų ir atitinkamai tos aukštosios mokyklos, kurios pritrauks daugiau krepšelių, neabejotinai tai atsilieps ir didesniems dėstytojų, profesorių atlyginimų. Kas gaus studijų krepšelį iš tikrųjų šitas klausimas? Ir ką reiškia, kad geriausia vieta eilė priklauso nuo stojančiojo pasirinktų studijų programų. Ir ji skaičiuojama šiemet pagal stojimo sąlygas, kurias stojantieji jau žinojo prieš 2 metus. Stojimo sąlygos buvo paskelbtos šiems metams 2007 metais ir mes siūlydami sudaryti stojimo eilę būtent atsižvelgėme į stojimus. Stojimo sąlygos yra numatyti 3
išlaikyti 3 dalykų brandos egzaminus ir vieno dalyko yra metinis vidurkis. Tai pavyzdžiui, ir kiekvienoje kryptyje tai yra skirtingų ugdymo sąlygų. Ir pagal tą rinkinį, kokie bus rezultatai, pagal tai bus sudaryta stojančiųjų eilė, pretenduojančių gauti valstybės finansavimą ir taps iš karto aišku, kurie žmonės toje eilėje turės jau galimybės gauti krepšelį, kurie neturės galimybę gauti krepšelį pagal tai, kiek jie turi balų. Tik kitas dalykas yra visų, kaip čia yra paminėta, visų studijų sričių baltarusinėse balos yra naudojamas lietuvių kalbos brandos egzamino pažymys, jis yra nepaisant to, į kurią studijų kryptį ar studijų sritį stoja. Ir reiškia, mes laikomės tos nuostatos, kad sudarydami krepšelio eilę, kad nesikeistų stojimo tvarka, kad abiturientam niekas nesikeistų ir nebūtų nieko naujo, ką jie anksčiau žinojo. Iš tikrųjų, tai nebūtų jokio virsmo, tai būtų ta stabili situacija, kurią jie žino iš anksto. Stojantieji gali pareikšti 16+16 studijų programų pasirinkimą. Tai universitetuose ir kolegijose. Jie gali pasirinkti valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas, nuolatinės, ištęstinės ir sureikiuoti savo prioritetus. Ir tik kita išlyga yra tai, kad stojantysis gaus studijų krepšelį tuomet, kai aukštoji mokykla jį priims. Jis gali turėti teisę gauti studijų krepšelį, bet jo negaus, jei įvyks taip, kad aukštoji mokykla nepriimtų. Pavyzdžiui, tokių dalykų gali vykti, jeigu aukštoji mokykla taikys papildomų. Dar kitas dalykas, kad aukštoji mokykla turi teisę nustatyti savo priėmimo tvarką, naudodama koeficientus, suteikdama skirtingas svoris skirtingiems dalykams, organizuodama papildomus egzaminus ir testus. Tai yra ir dabar, tai vadinamas stojimo taisyklėmis, kurias nustato tais metais, kuriais vyksta priėmimas. 2009 metais aukštos mokyklos tą turi nustatyti, kokios yra papildomos sąlygos, papildomos taisyklės priėmimo. Taigi, premjero sudarytos darbo grupės pasiūlyti sistemos principai yra pirma, kad visų pakopų studijoms tiek valstybinėse, tiek nevalstybinėse aukštosiuose mokyklose studijuojantis galėtų gauti paskolas. Valstybė, tam ir vadiname valstybės remiamų paskolų sistema, valstybė įsipareigotų garantuoti visas paskolas studijoms ir prisimtų blogų paskolų riziką. Tai yra nereikalaujant užstato ar laidavimo gavimo. Viena iš svarbių nuostatų, kurie paskolos grąžinimas siejamas su skolininko pajamomis, tai yra siūlymas, kurį mes ministerija šiuo metu esam pateikę. Dėl šito punkto dar nėra galutinio sprendimo, bet yra šalių patirtis, kuris sako, kad po studijų baigimo paskolos grąžinimas yra pradedamas tada, kada absolvento pajamos pasiekia jau tam tikrą lygį. Britai turi, vengrai turim tą patirtį parsivežę, tai yra dar klausimas atviras ir galutinio taško čia nėra padėta. Lygiai taip pat yra socialiai silpnesniems studijų laikotarpių už paskolos studijų kaina gali būti kompensuojamos palūkanos. Paskolos teikiamos privačių kreditorių lėšomis, bet jos būtų prižiūrimos, administruojamos per valstybinį studijų fondą, kuris būtų pertvarkytas, lyginant su to, kokį dabar turim bendrą mokslo ir studijų fondą. Rūšis, kokios siūlant įdiegti naują paskolų sistemą, valstybės remiamų paskolų sistemą yra studijų kainai sumokėti. Iki šiol to nebuvo. Gyvenimo išlaidoms irgi žymiai didesnės galimybės nei buvo iki šiol daliniams studijoms pagal tarptautinės sutartis arba studijoms sumokėti tame tarpe ir jau dabar studijuojantiesiems tų vadinamųjų studijų įmokų 500 litrų dengimų. Sąlygos skolinimuose yra tokios, kad išdavimo paskolos garantuoja valstybė, palūkanos yra žymiai mažesnės nei komercinės, nes garantija jau automatiškai mažina palūkanas. Ir vienam asmeniui jo studijų laikotarpiu maksimali įsipareigojimų suma, kurią garantuot galėtų valstybė, būtų 50 000 litrų. Ir grąžinimas paskolų pradedamas po baigimo.
ir studijų laikų nereiktų sukti savo galvos apie tai. Be abejo, terminas per kiek metų irgi yra pakankamai palankus